Atgimstantis Sakalų klubas debiutavo Nesė Kazino Vilniaus krepšinio C lygos varžybose Almarūno prekybos tauriai laimėti. Nepaisant to, jo komandos palaikyti atvyko nemažas būrelis ištikimiausių fanų, pirmas blynas buvo prisvilęs. Sakalai patyrusiems Autovaldovo krepšininkams priešinosi tik pirmasias 7 varžybų minutes. Vėliau svečiai perėmė iniciatyvą į savo rankas ir nutolo. Sakalai privalėjo pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 45-80. Rezultatyviausias Sakalų gretose buvo Karolis Laucė, pelnęs 11 taškų, 9 pridėjo Danielius Kovalskis, 8 Gintas Petrikas. Autovaldovo gretose Justas Turis ir Tautvydas Valantonis surinko po 17 taškų, o 16 Mindaugo Anisimovo sąskaitoje. Tai yra pirmas mūsų varžybos, pirmas blynas, daugelis mūsų pagrindinių žaidėjų iš viso pirmą kartą prisijungia prie komandos. Tai aš manau, gal dėl to dar neatrodom taip, kaip atrodysim po kurio laiko. Aš manau, jūs dar pamatysit mūsų tikrąjį veidą. Pernai metais komanda niekur nežaidė, dabar fanų iniciatyva mes atkūrėm tą Sakalų komandą miesto lygos. Lyga rimta sparčiausiai besikeičianti, kaip sakyt, lyga Vilniaus mieste. Džiugu matyti daug komandų ir mes esame irgi dalis šitos lygos ir aš tikiuosi, kad irgi lygiai pačiai yra naudinga turėti tokią komandą kaip Sakalai, kur tikrai, manau, ir žiūrovam mes būsim patrauklus ir tikrai labai džiaugiamės, kad galim čia žaisti. Tikimės kuo geresnių rezultatų ir aišku augti ir ilgainiui galbūt eiti aukštesnius vandenis, platesnius. Komanda yra sukurta tuo pagrindu, kad žmonės, kurie myli krepšinį, žaidžia už Sakalus. Manau, mūsų komanda turėtų su laiku įsižaisti, nes kol kas dar tik kelios treniruotės kartu ir manau laikas parodys, kad mes tikrai galim truputį geriau žaisti, negu šiuo metu atrodom aikštelį. Žinote, apie tikslus dar sezono pradžia ir yra sunku kalbėti, kad mes aišku norim laimėti, norim nudžiuginti ir savo gerbėjus, o tam Sakalų fanų, kur irgi pagaliau vėl turi kur ateiti varžybas ir aišku, visiems norisi tik laimėti, bet pažiūrėsim, laikas parodys, kad mes iš tikrųjų čia galim nuveikti. Manau, kad komanda turi gerą potencialą, gerą motivaciją dirbti ir viskas yra šitoje vietoje tvarkoje. Tikėjomės daugiau, ta prasme, gal, sakykime, pirmas tas 5 startinis tikrai geras ir pradžiai buvo pakankamai sunku žaisti, bet gal tiesiog buvom per daug susikaupę ir norėjom tikrai rodyti, kad galim žaisti ir su Sakalais. Tai nenorėjom tiesiog laimėti ir tikrai buvom labai susikaupę, tikrai nenorim nuvertinti varžovą, nes pradžiai tikrai buvo labai sunku, gal čia biškį buvom fiziškai stipresni paprasčiausiai. Bet tas, manau, turėjo didžiausią įtaką, nes šiaip komanda tikrai yra nebloga ir manau, kad ateityje parodys tikrai gerų rezultatų ir turėtų eiti pakankamai toli, manau. Pirminis tikslas išeiti į top diviziją, pasistengti be pralaimėjimo, aišku, išeiti. Salininkai nebloga komanda, taip pat Grigiškis namuose gerai žaidžia. Hanza taip pat namuose gerai žaidžia. Tenksimės namuose, aišku, visas pasiėmė komandas, kaip iššūkio bus pasižiūrėsim. Iš tikrųjų buvo garbė pradėti sezoną su Sakalais, atgimstančiais Sakalais. Tikrai malonu žaisti prieš tokią komandą, kuri turi didingą vardą.